Labas, čia Linas Matulis, supergentis.lt ir 100 atsispaudimų iššūkis. Kiek atsispaudimų padarai? 20? 30? Praktiškai lažymas, kad nedaugiau negu 40. Tai klausimas tau, kaip tu jaustumės, jeigu sugebėtum padaryti 100 atsispaudimų vienu priėjimu. Vienu kartu, atsigulė ant žemės, 100 atsispaudimų. Neblogas jausmas, ką? Tai šitas iššūkis tam yra skirtas ir jisai turi 3 labai paprastus žingsnius. Pirmas žingsnis, kurį tu gali padaryti dabar pat, tai yra atsispaudimų serija, kuri vadinasi spaudžiu iki dugno. Tai reiškia, guli ant grindų, pradedi daryti atsisspaudimus tol, kol nebegali išspausti ne vieno atsispaudimo. Šito video pabaigoje būtent tai aš ir padarysiu. Pažiūrėsim, kiek galiu padaryti atsispaudimų dabar. Antras žingsnis, eini į www.100pushups.com ir pradedi daryti treniruotės taip, kaip ten aprašyta. 3 kartus per savaitę pagal būtent tą metodologiją. Ir kai jau sugebėsi padaryti 100 atsispaudimų, tada tiesiog vėl nusifilmuoji save, pasakai datą. Pirmam video beje irgi turi pasakyti datą. Dabar yra 2012 metų gruodžio 11 diena. Ir padarai 100 atsispaudimų, nufilmuoji save ir įkeli viską į supergentis.lt tinklalapį, po straipsnių 100 atsispaudimų iššūkis. Ten bus mažas konkursas, taisyklės pamatysi ir straipsnėje, todėl pažiūrėjai šitą video, nueik supergentis.lt, pažiūrėk iki galo visas detalės. Ir viskas, dabar mano atsispaudimų serija, kuri vadinasi spaudžiu iki dugno ir pažiūrėsim, kiek aš sugebėsiu išspausti maksimum šį kartą. Tai 3, jeigu gerai skaičiavau. Yes. Jeigu žinai, kam būtų įdomus šitas iššūkis, arba nori mesti į kam nors, tiesiog nusiųsk šitą video arba straipsnį.